Labadiena dar kartą. Dabar panagrinėkim, kaip spręsti kokį nors klausimą iš trečiojo testo. Čia pas mane ketvirtas atsitiktinai pasirinktas klausimas. Pasižiūrim, ko čia prašoma. Vėlgi pas mus yra skaičiuoklės lapo tam tikra pradžia. Mes turim 4 stulpelius ABCD ir 2 eilutės. Forma ir taip pat matom, kad langelyje D2 yra šita formulė sum A2 C2, ką jį galėtų reikšti. Tai reiškia, kad mes turim susumuoti tiksliau ne 2, o 3 skaičius. Vienas iš jų pas mus nežinomas, tai čia A2, paskui 10, 4. Ir turim gauti sumoje 25. Dabar jeigu mes pasižiūrėsim, kaip galima gauti šitą sumą, mes galime taip parašyti. Yra nežinoma skaičius, paskui mes pridedam 10, paskui pridedam 4 ir sumoje turim gauti 25. Taip. Tai čia toks turėtų būti atsakymas. Ką mes galime apie šitą klaustuką pasakyti? Tam, kad gautųsi šitoje vietoje 25, taip, tai mes turim vietoj klaustuko, aišku, parašyti niekas kitas kaip 11, taip, 11 plus 10 bus 21, plus 4 25, tai mūsų atsakymas šiuo atveju turėtų būti 11, o štai čia galima būtų ir įrašyti šitą skaičių. Štai čia tiek iš šito klausimo. Kitam filmukė mes pažiūrėsim paskutinį testuką, 4 testuką.